فاهم ده تاخد نزعة Kan man kjøre? Ja. Ja, det tror jeg. Snart var det motorcykel.
che mi sembra sai che ti vai scherzi? No, il mouse Я буду как-то посильнее. Посильнее миллиона. У нас лапимся, стреняй. Лавочки. Vedne serengue.
Polanco, sono nerwowy. Tak się pięknie, nie dwa. Čekaj, tu žmonių nėra. Vakare už tai bus. Tokia tu gali filmuoti. Taip. Eik į priekį. Visas kolektyvas Tik suoliukai yra nepasimeta. Nerandu. Ką? Nerandu. Audio. Nereikia rezervuotas. Na čia, čia. Negalima čia artistą rezervuotas. Atik čia. No, vaikai. Шаурма, хрен, как шаурма. Просто.
Taigi, labas vakaras, mielosios ponios ir mėlyjeji ponai, labas vakaras, gerbiamieji palangiškiai ir visi kurorto svečiai, labas vakaras, garbūs ponai, susirinkę iš kitų Lietuvos miestų ir kurortų, pasveikinti Palangą jos kurortinio sezono pradžioje. Prieš mūsų šventę ir mero inauguracijos ceremoniją kviečiame pakelti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Palangos miesto vėliavas. Kągi visus trys vėliavos pakeltos, dėkoju Palangos orkestrui, jį dar šį vakarą tikrai išgirsime. Ir pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyko tiesioginiai rinkimai, nuo kurortą atidaryti, kaip visą laiką, tradicija steigiama Palangos miesto merui.
Kadangi meras dar neinauguruotas, oficialiai jis negali to padaryti. Tad, ponios ir ponai, pradėsime mūsų šventę nuo Palangos miesto mero inauguracijos. Pradžioje aš norėčiau paskaityti oficialų dokumentą patvirtinantį apie Palangos miesto mero išrinkimą. Palangos miesto rinkimų apygarda numeris 31. Galutiniai rinkimų rezultatai. Kandidatą iškėlė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Kandidatas Šarūnas Vaitkus gavo iš viso 5686 balsus. Rinkimų rezultatas. Tarybos merų išrinktas Šarūnas Vaitkus. Patvirtinta Vyriausiosios rinkimų komisijos 2015 metų kovo 8 dienos sprendimu numeris SP100. Norėčiau į sceną pakviesti 8-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos narius. Į sceną kviečiame Palangos miesto merą Šarūną Vaitkų, mero pavaduotoją Rimantą Antaną Mikalkėną, Dainių Želvį, Mindaugą Skritauską, Julių Tomą Žulkų, Vaidotą Bacevičių, Vaidą Šimaitį, Arvydą Dočkų, Antaną Sebecką, Bronių Vaitkų, Donatą Elijošių, Iloną Pociulienę, Vladiminą Valimavičių, Saulių Sirę, Eugenijų Senutį, Sandrą Kulikauskienę, Eleną Kuznecovą, Daną Palucką, Edmundą Krasauską, Ireną Galdikienę ir Eimutį Žilinavičių. Na dabar prašau į sceną įnešti Palangos miesto mero regalijas. Regalijas Palangos miesto merui prašome pasiruošti įteikti vyriausiai tarybos narį poną Antaną Sebecką. Regalijas priimti kviečiamas Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus. Kviečiame Palangos miesto merą Šarūną Vaitkų perskaityti priesaiką. Visi nustebę, ar meras nemoka atmintinai. Prašome tada įnešti ir priesaiką. Aš, Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus, įsipareigoju būti ištikimas Lietuvai, gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai visomis išgalėmis saugoti ir ginti palangiškių interesus, įtvirtinti demokratijos miesto valdymo principus, tarnauti Palangos žmonių gerovei. Te padeda man Dievas. Kviečiu Antaną Sebecką įteikti Palangos miesto merui juostą su mero ženklu bei uždėti mero grandinę ir įteikti Palangos vėliavą. Dabar pakviesime Palangos miesto merą tarybos nariams įteikti Palangos miesto vėliavas.
Taigi dėkojame merui. Gerbiamas mere, jūs ką tik tarybos nariams įteikėte mėlynos spalvos Palangos miesto vėliavas, tačiau dar viena vėliava turėtų būti įteikta į jūsų rankas. Tai yra neprikaištingai tvarkingų ir nuostabių paplūdimių ženklas, tai yra mėlynoji vėliava. Ją kviečiame Palangos miesto merui įteikti Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovą Renaldą Rimavičių. Jis jums įteiks mėlynoje vėliavą. Labas vakaras palangiškiai, labas vakaras kurorto svečiai. Nuo 2004 metų kiekvienais metais, kiekvienam vasaros sezonui čia, Palangoje, paplūdimys ties Birutės kalnu yra apdovanojamas tarptautinių paplūdimio kokybės simboliu – mėlynąja vėliava. Iškelta mėlynoji vėliava paplūdimyje reiškia, jog paplūdimys atitinka visą eilę griežtų ekologijos ir paslaugų kokybės reikalavimų. Sveikiname dar kartą kurortą gaunant apdovanojimą ir gero sėkmingo vasaros sezono. Taigi sveikiname Palangą dar kartelį gavus mėlynąją vėliavą. Noriu padėkoti visiems tarybos nariams ir išskyrus gerbiamą merą, kuris liks scenoje, tarybos narius kviečiame užimti vietą scenos apačioje. Dabar atėjo metas pakviesti į sceną garbingus svečius, kurie tars sveikinimo žodžius. Sveikinimo žodžiu norėčiau pakviesti į sceną Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą Saulių Skvernelį. Gerbiamas merė, gerbiami palangiškiai, miesto svečiai, iš tikrųjų didžiuojuosi pirmiausiai palangiškiais, kurie savo apsisprendimo, pilietinio apsisprendimo metu sugebėjo atskirti grūdus nuo pelų ir išrinkti žmogų, kuris ne liežuviu dirba, bet konkrečiais darbais puošia Palangą, puošia Lietuvą, daro kurortą tikrai patrauklų, europietišką ir puikų kurortą. Didžiuojuosi, kad Palanga iš tikrųjų tapo net pažįstama per praeitus 4 metus ir net nebejoju, kad ateinantis 4 metai bus iš tikrųjų labai sėkmingi ir prasmingi Palangai. Gerbiamam merui noriu palinkėti vieno esminio dalyko, kadangi jūs išrinkote puikų žmogų, kad jis visą laiką išliktų žmogumi ir niekada netaptų valdžiažmogiu. O kad Palangoje būtų saugu, mes norime įteikti nuo visos vidaus reikalų sistemos istorinės nuotraukas susijusios su Palanga, kur įrodė ir garantavo, kad Palanga yra pats saugiausias Lietuvos kurortas. Gerbiamas ministrui, paprašysiu jūsų pasilikti scenoje. Ačiū labai. Sveikinimo žodį norėtume pakviesti tarti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrą Rimantą Sinkevičių. Sveiki, mėly palangiškiai, šią gražią popietę. Mielas kolega ministrė, gerbiamas merė, Palangos merė, gerbiami merai kurortų, Anykščių, Birštono, Druskininkų, Trakų, Neringos. Iš tikro, praėję rinkimai parodė didžiulį pasitikėjimą jumis. Ir aš galvoju, kad tie priesaiko žodžiai, kuriuos išgirdot ištariant palangiškį merą, tarnauti mūsų geroviai, gyventojų, piliečių, miestelių geroviai, yra turintis didžiulę prasmę.
Man kaip susisiekimo ministrui atsakingam už ryšius, infrastruktūrą, smagu, iki šiol buvo bendrauti su palangiške valdžia. Dėl to turbūt atsirado ir aplinkelis, dėl to atsirado turbūt kai kas pagerėjo gatvėse. Manau, kad tie darbai tęstiniai, jie nesustos. Iš kitos pusės norėčiau palinkėti Palangai, Palangos tarybos nariams ir merui būti išmaniems. Išmanumas tai ir sumanumas, ir gudrumas. Ir mano dovana merui viena iš elektronikos pavyzdžių, kurie leidžia būti išmaniais. Aš tikiu, kad elektromobiliai ir kiti dalykai geri, apie kuriuos kartais tik svajojam, atras savo vietą ir pirmoje eilėje mūsų nuostabiam kurorte Palangoje. Mielas mere, linkiu geros tarnystės palangiškiams. Dėkojame ministrui. Ir dabar paprašysime pasilikti scenoje. Norėčiau sveikinimo žodį tarti pakviesti Lietuvos Respublikos ministro pirmininko patarėją Antaną Rinkų. Supratau, tada kviečiame sveikinimo žodį tarti Lietuvos Respublikos Seimo narį Praną Žeimį. Mėly palangiškiai, mėly kurorto svečiai. Iš tikrųjų, prabėgo ruduo, žiema, už porą savaičių baigsis pavasaris, prasidės vasaros širmulys ir kaip įprasta, Palanga pradeda savo vasaros sezoną. Šiandien eidamas čia miesto gatve, ne vieną sutikau, kuris sakė, aš myliu Palangą. Aš atsakiau, aš irgi myliu Palangą, nes 35 metai gyvenu čia su savo šeima, savo vaikais, žmona, giminėmis, draugais. Aš labai džiaugiuosi šiandien, kad Palangą myli ir du ministrai, tai susisiekimo ir vidaus reikalų. Aš džiaugiuosi ir sakau ačiū ir kitų šalies kurortų ir kurortinių vietovių merams, kurie čia irgi tarp mūsų yra, ir jie, mylėdami savo kurortus, nepamiršta išreikšti savo buvimu ir meilę mūsų kurortui Palangai. Ačiū jiems už tai. Šios gražios šventės proga norėčiau pasidžiaugti kartu su jumis visais palangiškiais, kad miestas yra pasiruošęs priimti pramogautojus, kaip mes čia Palangoje sakome, kompelnikus. Ir iš tikrųjų kiekvienas iš jūsų čia, kuris esate nevietinis, kuris atvykote iš artimųjų rajonų, kuris važiuojant šiandien čia iš Vilniaus į Palangą aplenkėte, užsidėję burlentę, užsimetę porą, ketvertą dviračių ant mašinų kapotų. Ir palinkėti jums visiems ne tik geros šventės, bet palinkėti, kad būtų ir vasara toks nuostabus, gražus ir giedras dangus. Ir iš tikrųjų, kad kiekvienas pasidžiaugtumėte tuo, ką šiandien Palanga yra pasiekusi. Ir aplinkelis, apie kurį ministras kalbėjo, ir sutvarkytos gatvės, begalės gėlių, želdynų ir panašiai. Baltijos jūra švari, auksinis smėlis, žavios kopos. Nu, ko daugiau reikia pramogautojui, leidžiančiam savo atostogas Palangoje. Linkiu aš jums geros šventės, puikios nuotaikos, o miesto merui ir jo komandai, miesto tarybai, administracijos darbuotojams linkiu, kad idėjų
puoselėjant mūsų miestą, mūsų žavųjį kurortą Palangą, būtų tiek pat daug minčių, kiek jūs turėjote kartu dirbdami taryboje praėjusius 4 metus. Asmeniškai merui linkiu išlikti žaliam, energingam, mylimam palangiškių ir ne tik palangiškių ir linkiu šiam visokeriausios kloties. Ačiū Jums ir geros Jums šiandien. Tikrai gerbiamam Seimo nariai, dabar atėjo metas išgirsti sveikinimo žodžius iš kitų Lietuvos kurortų merų lūpų. Norėčiau į sceną pakviesti sveikinimo žodį tarti Birštono merę Nijolę Dirginčienę. Jeigu kažkur šurmulys, ieškokite moters arba Birštono miesto merės. Jinai viena niekur nevaikšto. Bet suprantu, kad teks pakviesti ir prisijungti prie Birštono merės Druskininkų miesto merą Ričardą Malinauską, Neringos merą Darių Jasaitį, Trakų merę Editą Rudelienę, Anykščių rajono merą Kęstutį Tubę, Ignalinos merą Henriką Šiaudinį bei Zarasų mero pavaduotoją Arvydą Steponavičių. Visų delegacija jau scenoje. Labadiena, gerbiami palangiškiai, labadiena, gerbiamas kolega merė. Šiandien Palangoje vyksta ne tik svarbus įvykiai tokie kaip mero inauguracija, kurorto atidarymo šventė. Šiandien Palangoje vyko ir visų Lietuvos kurortų ir kurortinių vietovių suvažiavimas. Šito suvažiavimo metu, į kurį atvyko, aišku, visų kurortų ir kurortinių vietovių merai, 4 kurortai Lietuvoje ir 4 kurortinės vietovės, jūsų meras buvo išrinktas Lietuvos kurortų asociacijos prezidentu. Aišku, man prieš tai buvusiai prezidentai buvo labai gaila atsisveikinti su šituo titulu. Na, žinot, pabūti prezidentu, tai yra, labai smagu. Bet, mielas kolega, šiandien aš noriu palinkėti, ir turbūt kolegos palinkės, tau didžiulės sėkmės ir nuo šiandien pradėti rūpintis ne tik Palanga, bet ir visais Lietuvos kurortais ir kurortinėmis vietovėmis. Sveikinu tave, linkiu tau sėkmės, ir didžiulio rūpesčio. Tikrai žinau, kad yra ne vien tik tai norinčių teikti dovanas, bet ir tarti žodėse. Prie mikrofono kviečiu Druskininkų miesto merą Ričardą Malinauską, jisai yra pasiryžęs ugningai kalbai. Mielas kolega, gerbiami ministrai, mieli palangiškiai, Palangos svečiai, be abejo, aš Šarūną sveikinu su to egzaminu, pasitikėjimo egzaminu, kurį jis išlaikė pilnai, būtent palangiškių vertinime. Tai tikrai pirmieji merų tiesioginiai rinkimai buvo svarbus mums kiekvienam dirbant šį darbą. Nuo visos Lietuvos savivaldybių asociacijos, nuo tų merų, kur nenorėjo pakalbėti garsiai ir tai staiga atidavė dovanas, tikrai sveikinu Šarūną su tuo pasitikėjimu, sveikinu Palangą su šia švente ir iš Druskininkų atvežiau Čiurlionio saulės, kad Palangoje būtų šilčiau. Ačiū už gražią sveikinimo kalbą Druskininkų miesto merui. Aš manau, kad tai buvo įžanginė kalba į ateinančius kurortų prezidento rinkimus, ar ne? Kažkas turės pakeisti ir Šarūną Vaitkų. Gerbiamas Palangos miesto merą, jums suteikiamas žodis, dar tik žinau, jūs turite ir dovanų gerbiamų kurortų merams.
gerbiamas vidaus reikalų ministrė, gerbiamas susisiekimo ministrė, gerbiami merai, gerbiamas Lietuvos sienos apsaugos vadė, gerbiami vyriausybės nariai, Seimo nariai, tarybos nariai ir be abejonės mėly mūsų miesto gyventojai. Na, iš tiesų, man labai iš visos širdies noriu jums visiems padėkoti mano miesto gyventojams, kurie suteikė didžiulį pasitikėjimo mandatą. Aš labai vertinu ir aš manau, kad ne aš vienas, su visa komanda, su administracija, tarybos nariais, jūs būtent miesto gyventojais, Palanga klestės, Palanga bus dar gražesnė, turime visi dirbti. Turime visi dirbti, kad čia atvykę poilsiautojai, kad čia gyvenantys žmonės sakytų, aš esu iš Palangos, aš esu čia gimęs, aš esu čia augęs, aš žaviuosi šito miestu. Ir, sakau, iš visos širdies jums dėkoju. Dėkoju visiems svečiam, ministram, vyriausybėm, Seimo nariam, kur pastaruosius 4 metus Palangai yra parodytas didžiulis dėmesys. Dėkoju savo kolegoms merams, kur visada turiu didžiulį palaikymą. Ačiū visiems. Skelbiu šį vasaros intensyvų sezoną atidarytų. Mylėkite Palangą! Gerbiami, meras paskelbė sezoną atidarytą. Į dangų turėtų dabar pakilti balandžiai, kurie pranašaus gerą orą ir saulėtą dangų. Ir iššūkis koncerti ir po to, gerbiamieji, sulaukia šventinis koncertas, kurį pradės Palangos orkestras. Tai, gerbiamas merė, man sufleruoja dar, kad jūs turite dovanų. Taip, kaip sakant, druskininkų meras aktyvus labai ir dovanų ne tik tai dovanojame kalbose, bet ir jų gavime. Viskas tvarkoje, tai gerbiamas miesto meras dovanoja susisiekimo bei vidaus reikalų ministrams. O čia visų palangiškių vardu noriu įteikti tiek ministrams, tiek merams mūsų, ką mes turim brangiausia, tai yra Baltijos jūros gintaras. Tai dar nėra viskas. Gerbiamą miesto merą sveikina ir tikrieji miestelėnai, palangiškiai, jie taip pat turi jums kai ką pasakyti ir netgi iškepė dovanų. Prašom. Gerbiamas mielas mere, su pergalė sveikiname, linkime jums daug sveikatos, stiprybės ir tolimesnio darbo jums. Taigi duona dovanoja tikri palangiškiai, o gėlės yra nuo savivaldybės administracijos. Sveikinu dar kartelį Palangos miesto merui. Ir dar palangiškių įvairaus amžiaus, bet su gėlėmis. Prašom, drąsiau ir makmerė. Palanga jūs myli, matome, kaip sakant, tiek suaugusiai, tiek vaikai. Dėkojame.
Na, berods visos dovanos sudovanotos, sveikinimo žodžiai ištarti. Aš nemačiau, gerbėjai, gal matėte, ar balandžiai jau pakilo į orą. Dar ne. Tai galbūt reikėtų pakviesti juos tai padaryti. Dar kartelį skelbiame Palangos vasaros sezoną ir šią šventę atidarytą. Palangos orkestrui, nebelieka scenoje. Kągi, balandžiai nuskrito, nežinau, ar man tik pasirodė, bet aš įtariu, kad jie link druskininkų nuskritos. Tada yra kaltai. Ir pradedame mūsų šventinį atidarymo koncertą. Ir scenoje lieka ir toliau jums savo nuostabius kūrinius dovanoja Palangos orkestras. Pirmas kūrinys, kurį girdėsite, Eduardo Di Caprio O Sole Mio. Jį padės orkestrui atlikti viešinį iš Italijos Andrea Andriago, diriguoja Lygandas Rekašas. Oh,
Palangos orkestras ir solistė Andrėja Drago, Italija. Jūsų plojimai. Dirigentas Emiliano Tagasus. Toliau girdėsite Giacomo Puccini Sondorma, solo trombonu atliks Domenico Francesco Barilla, Italija. Dirigentas Cosimo Bombardieri, taip pat Italija. Jūsų plojimai. Tai tu turėk namuose pasikadinti.